Labas rytas. Darbai pajudėjo, čia buvau keletą dienų atkritęs. Tinginio liga, tai va, nieko rimto. Galvojau, prašoksiu ant temperatūros, bet nieko, viskas gerai. Darbai po truputį ėjusi. Čia be klaidų. 3 plytelės. Čia kai per daug užsitepiau klijų, pradėjau mąstyti, galvoti, man čia vadžiuvo. Ir aš ant sausų klijų pritapšnojau šitus 3, daugiau čia. Gal šitą šiek tiek libėjau, bet čia užsiglaistys siūlės ir stabilizuos viską. Tai va, atlupau, nudaužiau klijus, viskas gerai, ten ėjus man nuo gipso. Tai va, neskubėkit, po truputį, po 4, po 6 tepkitės klijų. Nu ką, mano va, čia šviesios, tamsesnės, šviesios, tamsesnės. Ant tamsių tai gerai žiūrisi šitas šakos. Ant šviesių tai kažkaip dingsta. Norėtus kažko. Gal taip reikėjo dėti, gal taip dėčiau ten dabar. Na, nesvarbu, dabar jau čia padariau. Nu, kaip tas mano kem 5 laipsnių eksperimentas. Čia vakar, kai va šitą sieną, čia nedaug. Kas čia? 4, 5, 6, 7, 6 kvadratai, 2 dienas. Na, nepilnas. 2 dienas. Nu, kaip ir pilnas. Pirmą dieną iki 7 vakaro, antrą dieną iki 3. Tai čia porą dienelių. Iki Palangės tai čia labai greitai. Nu ir prasidėjo pribambasai. Jautrumai, čia milimetrai, primatavimai. Kaip čia kas bus. Ir man kiek tenka klijuoti aplink langus, aplink duris. Niekad aš nepabaigiu idealiai, kad sudūrimas gautas. Paskutinis taškas, sueitų tas, tarkim, pasiklijavau aš iki čia, iki lango viršaus. Ir paskui pradėjau taip paklijuoti. Ėjau. Nu ir man šita linija ir šita tokia nesąmonė. Nu, žodžiu, va, biškį prašoko. Čia kampuose tai aš jau tikrai nežiūrėjau. Man mažiausiai čia labiausiai, nereikšmingas dalykas. Man esmė, kad, čia žinau, kad lazerį čia gal reikia tiest, bet, man nesigauna niekada. Ar čia, tokia vieta, kaip čia numatyti, kaip čia pasiskaičiuoti, atrodo iš akies visos sienos su tokiais tarpais. Bet, kai daėjau, man čia prasilenkė, bet ne tai baisiai čia. Dar sumažės, užglaistysiu siūlės, sumažės tos paklaidus per pusę. Gerai, lupam, čia mano tą eksperimentą, eisiu aš į 2 aukštą, pafilmuosiu, parodysiu.
kaip ten padariau. Gerai, tas šiukšlytas nuimu. Oi, čia ranka nuvažiavo. Nu, štai čia kaip man kaime, tai čia. Nu, aš biški čia kai kur atskilo, bet tai kad čia svarbiausia diskelį nusipirkt. O čia taip išsilinkę. Svarbiausia gerą ploną diskelį nusipirkt. Aš čia seniai pirkau už 8 eurus. Būdavo perku tuos storus 2 mm. Kiek ten tas diskelis? Man ten šukinėja, išdaužo, ten tik trinkeles ir pjaut su anom. Paskui žiūriu, kaip tas. Kaip ta firma. Ai, turiu aš čia prie akių. Neprofesional, bet nusitrynė. Nu, žodžiu, ten, čia vos toks. Vos toks specialist, žodžiu. Taip jau be žiežirbų atpjauna, atrodo net, jei nedulkėtų, tai visai būtų super. Nu, bet va, suleido, čia prašoka biškį. Čia kažkoks atsivėpęs, bet aš nežinau, kas čia. Čia, matai, pati plytelė buktuota. Pati jin tokia užsilinkus. Nu, laiveliai, žodžiu. Laivelis. Nu, nieko. Nu, ką aš žinau. Tokį įsivėpęs dabar. Ką, paspausi, nepaspausi jau čia. Nu, bet, žodžiu, vidurkį paėmiau ir važiavau. Šlyks, nu, čia prasibanguoja, tai. Bet mano ta kantrybė ir tas noras pamatyt, pabandyt, kaip čia gausis. Aišku, gausi visai nieko. Čia niekas nesupras, čia blogai, čia gerai, čia svarbu. Dieninis tas prastumta. Nu, man va, vienur atskilus labiau. Va čia. Bet aš nekeičiau tos plytelės, nes aš čia su visom pravargau, sakau, visą dieną, vat visą dieną išėjau čia. Nu kiek čia? 2 metrai. Daugiau biški 1,20 m koks. Na, bet fainai, šitas kraštas tai labai gerai. Čia pasipraktikausi, gali žaist. Nu, žinot, užtat ir kaina jau tokia nemaža. Už darbą būna, kai nėra ką parodyt, o visą dieną dingęs esi. Kas dar? Nu, aišku, rozetę sukišau.
Čia man atskilo begrėžiant, spustelėjau, ištropėjo, reiks suklijuot 2 detalytės čia ir ant klijų prištabeliuot. Čia pasislėps. Viskas yra ir man čia dar atskilo, bet čia šaiba dėsis, išpaklios. Pasižymėjau. Kaip čia tas dušo sieną mūrinsiu va iš savo lauko plytų. Prisinešiau. Darysiu 97, turiu tokių plytelių likučių pusę mažiau, 19 cm. Tai man taip pasiskaičiavau pagal plyteles, kad jas išnaudoti. Pilkesnių, man atrodo, visai nebeliks, gal 2 kokius. O šitų pakas bandysiu grąžinti po mėnesio. Ne po mėnesio, jeigu prieš Kalėdas pirkom sausis, vasaris, 2 mėnesiai. O čia šlykščiai, bet... Va, aš tik pagalvojau, kad čia net jokio apvadų nepirksiu. Silikoniuką. Čia kai originalas, tai viskas čia liuks. Silikoniuką ir viskas bus gražius, tokius įleidžiamos durys. Gerai, kad čia pamiršau tas šakas dėti. Nes kaip klijavau, tai taip. Čia suklijavau, važiavau čia, nes žinau, kad man tas taškas bus nesueis, čia 100%. Ir nepjoviau aš čia, nes čia šiukšlių kampas būtų gavęsis. Tai sudėjau, čia nežinau, kiek čia, 7 cm nuo cielos atsipjovė ir viską užklijavau dar geriau, biškį lygiau. Čia gal durys truputį skersai įleistas, čia man čia lygiai gražiai sustakta, o po to jau čia čiut nebeklijų. Ir man jau lenda lauk, čia. Be namų išgyvena, o čia su iškišuliais išgyvensim tikrai. Kur dar problema buvo. Šitą sieną, pusę daugiau sienos užklijavau ir po to palikau metrą hidroizoliaciją išteplą. Čia viskas gerai. Ir aš turbūt liniuotę kreivai dar užsidėjau ant po apačią pratęsimui. O man čia žiojosi, krito į plyteles visas klijavimas. Po to čia kėliau, čia leidau. Šiaip ne taip. Antroj pusėje išsilyginau. Žodžiu, ant kiekvieno metro, po truputį pasikeikti reikėjo. Ir aš nežinau, gal tos pilkos, jos aukštesnės šiek tiek. Ar aš čia tas lazeris pajudinį, rodo žemiau, pajudinį, rodo aukščiau. Krito vieną kartą, tai taip dabar neaišku.
Jos man kylo, dabar jau čia kampukai nestampa, ne. Ir jau viršui kiekvieną pusę cemo daugiau priobliuot teko. Šitą sieną gerai, va šitą irgi priobliuot teko. Na, tai čia greitai, čia įrėži su... Ir paskui su replėm takš, nulaužo, pusliukės prašveičiu su specialistu, šitas specialistas, va, gerai eina. Taupom, labai taupom. Gal tą nupjaut kūlę. Daužiau plaktuku, valiau ir man šitą bamba iškrito. Labai kibirą ėda, aišku, šitas. Nu ką, nusipirksim mišinio, kūro mišinio, betono mišinio ir antradienį dirbu, tai trečiadienį, gal ketvirtadienį mūrinsiu. Čia sienelę dar biškį čiut pasistumdysiu, žiūrėsiu pagal plyteles, nuo kurio taško žiūrėti. Nuo durų, dar biškį už durų tenais, čiut. Nu, žiūrėsiu gal nuo čia, kad man dušas baigtųsi plytelis 30, o sienelė, galim sakyti, 99, koks bus 98 sienelė. Aha. Nu, kad man ciela eita ir nebūtų ties dušo slankstuko 3 scenai. Šitą prasiskaičiuosiu. Nu ką, čia užsidėjau anksčiau tas 2, kad už sienelės aš ten neužkišiu ir ten bus betono krėst. Nelabai noriu. Tai va, 2 kvadratai. Pasiskaičiavau, planai dėsiu betonkę, tai apie 60 plytų plus nepilnas, plus 18 nepilnų ar 16 čia, gal 18. 2 metrai, tai 18 plytų paskaičiavau. Atsinešiu greitai, jeigu čia truks. Išnešiu irgi greitai, jeigu liks. Nu ką, sumūrinsiu viską čistai išsisiurbt. Grindys nelygios, reiks gal vieną dieną. Turiu visokių marmalų. Gal bent minimaliai puslikęs tas nešlifuosiu, bet duobutės tas užpakliuot su rotbandu ar plytelio klijais. Nu, praeisiu šitą dalyką. Ant taškų tai nenorėčiau, kad liktų tarpų tokių. Norėčiau vientisiau biškį pilnai užklijuot. Turiu 25. Nu, aš nežinau. Nu jo, 25 PPR-as. Kaip čia tas eis perėjimas į gyvatuką. Aišku, šitaip antram aukšte padaryta. Bet iš to lanksto, iš
aliuminio. Tai ten per žiedelius ir ten paprasčiau. O kaip iš šito į gyvatuką? Išsiaiškinsiu, nešios 25 vamzdį ir išsiaiškinsiu. Darbe išsiaiškinsiu, paklausiu, ar yra variantas, ar reiks perpresuot į aliuminį. Va tiek. Džiaugiuosi dėl lango, smalsumas patenkintas, biškį užleidau aš čia, dariau porą cemų, sakau pripjausiu, geriau pripjausiu, negu man truks. Nu tai pripjoviau, va, palangę padariau tokią. Tai teko dėti juostelę. Gerai, nesvarbu, čia dėl tiek. Nekris į akį. Man čia tik tais vienam šitam name krenta viskas į akį. Gerai, liuks čia sienelė ir grim. Dėl šitos sienos, tarp kitko, labiausiai pergyvenau man. Čia tas 5 laipsnių viską. Bet gal net ir nežinau. Iki šito taško man ėjusi lengviausiai atrodo ir gražiausiai. Nes dėjau pagal rodyklės. Jo. Čia be rodyk, čia belia kaip kišau. Šitą sieną irgi belia kaip. Pirmąją. Šitą paskutinę sieną, tai aš visas rodyklės į vieną kryptim kišau. Jo, ir raštas atitinka. Tie debesėliai visokie. Perėjimas, kai pasižiūrėjau rimtai, čia tas pratesimai visų tų bangų yra. Gali imt, atrodo, bet kokią plytelę. Ir viskas sutampa. O kaip čia taip įmanoma? O čia gal neįsivaizduoju, kaip taip. Nu gal. Gerai, čia jau žodžiu pritruko. Einu į antrą aukštą parodys, kur ne 45 laipsnių. Sugrūdau šonais. Nu dar pasikružėkim, eik savo. Nu čia vargau, jo, čia man pakrito. Čia pusė cemo jau suklijuotas, pjoviau. Užsidėjau gulšiuką, nu baisus čia. Taip su markeriu prisibrėžiau liniją ir ant kėdės pjoviau. Drebėjau ir pjoviau. Bet prasilyginau truputį, pasikėliau, nes žiūrint taip, tai man dengė jau langą vienas kampas. Ai, čia irgi kreivai. Nu nieko, pakėliau truputį. Viskas gerai. Čia apie 12 mm paleidau žemiau, kad apatinės plyteles galėčiau laisvai pareguliuoti. Ar paspaust, ar paleist, nes kai ten vos, tai paskui nei klijų nelieka, nei vietos, nėra nei kur pareguliuoti. O dabar viskas gerai. Aš praslydau, darbas priimtas mano pačio. Tai va, viskas gerai. Čia irgi neišsukinėjau kraniukų, grįžiau, kad pralystų per tas alkonėlės visas. Nes čia užsukt name vandenį,
čia bėgtų nežinia kiek iš visos sistemos, čia nežinau net. Nu, žodžiu, aš kai užsukinėsiu, reikės vis tiek atsukti visus kraniukus, įdėti papuošalus tos, gyvatuką pajungti ir čia. Tai bus vienas vandens užsukimas. Ir sutvarkysim. Nu ką, 4 maišai klijų liko. Paskutinis, 4, praimtas, pusė daugiau liko. Tai dar vieną drąsiai galiu pirkti. Nes apačiai ir dar 4 kvadratai. Turiu armavimo mišinį, turiu tinklą, tai reiks, man atrodo, šitas plytas visas nugruntuot, užarmuot. Nes tas tinkavimas toks man kažkaip kažko dar nepilnai išvystytas, atrodo. Reiks užarmuot, stabiliai surišti visas plytas tarpusavį ir jau tikrai tada pasiskaičiaus, kiek čia liks. Čia, čia jau metras panašiai ir liks. Čia metras, čia 99. Čia dar tą 90 laipsnių kažkaip pasižiūrėti, kad nebūtų rombas. Šiandien arčiau durų viską pasidėjau. Bandysim šitą tašką, reikia nusiūt tapkutės. Nebaigiau, nes rozetės dar nebuvo atvestos elektros, dabar jau žinau durų aukštį. Šitą išsuksiu, pakelsiu aukščiau, pažiūrėsiu, pagal lazerį reiks koją atsinešti. Dadėt čia 5 galus. Įdėsiu ten apačioj, atsisėskim, apačioj įdėsiu dėžutę, 2 rozetę ir toj dėžutė iš čia viską sujungsiu vonios rozetės ir jungiklį pajungsiu į ten. Ir galėsiu tęsti su lentelėm. Dar reiks aiškinti, man čia visos dienos reikės šitų durų angą. Durų angą, ta nesąmonė, popierinė nesąmonė, reiks kažkaip čia man iščiupinėt. Dar lango anga. Ana padaryta, bet apvadukai nedėti, galvoju, vienu metu man čia tas pjaustymas bus viena mintis vienoj dienoj. Tada nepasimeti, nes po mėnesį, po 2 vėl nesigalvoja, užmiršęs, kaip tie laipsniai, viskas. Gerai, tai ką čia dabar, aišku, persirengsiu truputį. Kilimai patiesti raudoni jau man.
Dulkis, va, užkišta viskas, o dulkių net virtuvėj kėdės ir tos už, atlašai tie, atmušai. Tie apdulkėja. Čia neprilakstysiu man tas laksmas. 50 kartų į dieną eiti į lauką pašlifuoti. Tai gautųsi ne 2 dienas, o 4 dienas langas. Plytelėm apklijuot. Gerai, kol kas neina. Antro aukšto langas. Va, suleidau šonais. Kaip atrodo? Kaip čia pavadinti? Stambiai, ne? Stambiai. Nežinau, nelabai čia man trukdo. Kai analizuoji kiekvieną dieną, tai gilinies, tai skauda galvą. Užmiršti, vėl prisimeni. Vėl skauda galvą. Ir va, kokia bėda su boileriu turiu. Nepadėjau po gipso atramos. Šitos va, bibas užlinko. Man sulaužė šitą plytelę. Šitą plytelę. Tai net tiek įspaudė, pusę plytelės įspaudė. Šitą plytelę sulaužė. Ir šitos dar. Nežinia kiek, aišku. Jo, ir šita dar įlaužta. Ir šita dar. Eiktų savo. Tai įsivaizduojat, kiek man va, įlaužta. O čia labai matosi, va. Įspaudė ir įlaužė. Reiks sukelti, įsukt gilin ir kokią lentelę padėti 20 cm storą. Nes susmegs man, čia įkris, tai rodo tas vaizdelis, nukrenta boilerį. Aišku, auselis tai čia į medį įsukta, už gipso padaryta. Basliai ten sukaltis, sujobinti. Tai čia jau gerai, bet atramėlė, tai ką, čia plytelė ir gipsas. Atramėlė. Kad ir atitrauksiu, man turbūt negrįžta forma. Paliksiu aš čia ramybėj. Ką norėjau parodyti, va šitą 90 laipsnių. Nieko čia baisaus šiaip. Kaip mokėjau. Čia irgi, čia kitaip biškį, žemiau. Kodėl ten taip aukštai, o čia žemai. Pagal ką aš čia vadovaus, lyg ir kaip pirmam, taip ir antram dariau. Kaip antram, taip ir pirmam dariau aukštį. O kodėl man ten langas gal 20 cm aukščiau gausi, čia kažkur. O čia palangę žiūriu iš viršaus.